Sveiki, 1000 istorijų, kalbėsim pakankamai jautria tema, kalbėsim apie sveikatą, apie sunkią sveikatos patirtį su Egle, kuri, jeigu tai profesiškai žiūrint, yra vaistininkė, turinti daugiau negu 20 metų profesinę patirtį. Taip pat, ką gal tinklinio marketingo atstovai, kaip aš vadinu, nelabai mėgsta iškart sakyti, kad jie atstovauja tam tikrą kompaniją, bet neatstovauja kompaniją Neolife. Tai yra jos gyvenimo didelė dalis, aš kaip suprantu, ir sakė, tai labai padėjo sustiprėti po jos patirtų sunkių sveikatos patyrimų ir pati tuo užsiema, konsultuoja žmonės, būtent sveikatos, kaip čia pasakyti, problemom. Ir aišku, šitą temą vėlgi, nors aš galvoju, ar gydytojas vis laik turi teisę patarimą teisingai dėl sveikatos, o ar vaistininkas turi teisę sakyti patarimus dėl sveikatos. Kaip čia pas jūs yra sutarta šitą informacijos pasaulį? Tai labas Sauliau, sveiki visi klausytojai. Tai iš tikrųjų užtenka išsivynioti bet kurį lapelį informacinį vaistų ir ten parašyta, pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Tai reiškia, drąsiai galima tartis su mumis ir mes turime tokią teisę. Tai reiškia, gerai, pagaliau galiu kalbėti drąsiai su žmogum, kuris turi teisę patarti sveikatos patarimais, o ne tik, žinai, kas irgi yra, vėlgi, mes turbūt negalim sakyti, kad viskas, kas yra iš medicinos, yra super tobula, nors ten tikrai labai daug tobulų dalykų ir negalim visiškai turbūt nuneigti tos alternatyvios medicinos, teisingai. Bet mes šiandien kalbėsime apie daugiau tavo istoriją ir nulinkim visiems, aišku, pradžiai būti sveikiems. Ir tau buvo tas sunkus laikotarpis, gali pasidalinti ar prieš kiek metų, ar kiek tu buvo metų, kai tu gavai tą, kaip sakai, baisesnę negu vėžys ligą. Kas tai buvo ir kaip tu manai, kodėl tu realiai, pirmas dalykas, kodėl tu ją gavai ir kaip tu pasveikai, žinai? Tai kaip ir minėjau, ar baisesnė ar nebaisesnė negu vėžys, čia priklausomai, kuri stadija yra tiek vėžio, tiek tos tuberkuliozės ar ne kokia situacija. Tai aš prieš daugiau kaip 20 metų, kai man buvo 21, sužinojau, kad man yra atvira tuberkuliozė ir jau buvo kaverna. Tai reiškia, jau buvo atsivėrusi ir trūko plaučių kraujagyslė. Tai pradėjau jaustis blogai, žinoma, gerokai anksčiau, kokių, gal, sakykime, 19 panašiai metų pradėjau jaustis negerai, bet kadangi buvau pirmo kurso studentė medicinos universiteto atvykus į didmiestį iš mažo miestelio Smalininkų, visi nurašėme ant streso, ant gyvenimo būdo pokyčių, tiesiog, kad ta savijauta susijusi su dideliais pokyčiais gyvenime, iššūkiais. Ir žinoma, dariausi tyrimus, mano mama gydytoja, tuo metu jinai buvo mano šeimos gydytoja, kaip ir šiuo metu. Ir tikrai nesėdėjome rankų susidėję ir ieškojome priežasčių blogos savijautos. Nes ta savijauta buvo tokia, sakykime, priminanti daug ligų. Tiek depresija, tiek klimakterinį periodą, nors man tuo metu buvo 19 metų, tai savaime aišku, kad, supranti, kad negali to būti, bet karščio bangos, silpnumas, imuniteto deficitas, nuolatiniai visokie peršalimai, kosuliai ir taip toliau, tokie imunodeficito dalykai. Ir niekas negalvojame, kad čia gali būti jau pranašas tokios ligos. Ir viskas tiesiog ėjosi blogyn su kiekvienais metais. Aš tokia buvau paliegusi, vienintelis dalykas, atsimenu, kad svoris man nekrito ir kad nekosėjau. Tai kas atrodytų prie džiovos, prie tuberkuliozės keista, kaip galiu nekosėti, ar ne? Ir tiesiog ėjo laikas, po kokių 2,5 metų aš jaučiausi taip siaubingai, kad man atrodė tiesiog jau nebeįmanoma gyventi, tiesiog jau didžiulis nuovargis gyventi, man išsivalyti ryte dantis jau buvo be galo sunkus darbas, o dar reikėjo eiti į universitetą, ten reikėjo mokintis, ten reikėjo egzaminus laikyti. Ir iš pirmūnės Eglės, kuri baigė mokyklą su labai aukštu balu, universitete likau šešetukininkė šiais laikais. Tai man buvo didžiulė trauma, kaip aš taip, tiesiog nieko neprisimenu, mokinuosi ir negaliu atsiminti, labai atmintis suprastėjo. Ir, tiesiog atlikti tyrimai neleido surasti tos ligos.
Nors iš tikrųjų, ar tai buvo aplaidumas, ar tai buvo kažkoks, kaip pro pirštų žiūrėjimas, mama gydytoja, tai gal tiesiog, kai būna, žinot, batsiuvys be batų iš tos serijos, ar ne? Tai atlikti ir bronchoskopijos tyrimai, ir tas mantų, žinai, kai būna, tas daro tą balionėlį ant rankos. Visa ranka buvo užmėlynavus, net užjuodavus, bet taip nurašyta buvo ant alergijos. Ir nenoriu plėstis į detalės, bet esmė tokia, kad niekaip tos ligos niekas nenustatė laiku ir ji buvo nustatyta tada, kai man prasidėjo vidinis ir išorinis kraujavimas ir kai aš atsidūriau prie mirties. Žinai, kadangi jau taip atvirai kalbi, tai kaip atrodė tas prie mirties? Kas ten buvo tau? Koks ten buvo jausmas, žinai? Ar tu jautei, kad tu galėjai jau išeiti, ar tiesiog labai bloga? Ne, tiesiog vėlgi tam tikri dalykai matomi, kai žmonės sako, va ten mačiau tą, tai vėl gali sakyti, vėlgi kas ko tiki ar ne, aš niekada nepiršu savo nuomonės ir niekada nieko nekvailinu, ten tų matymų, kaip žmonės, aš tiesiog mačiau giltinę prieš save. Bet jeigu taip mediciniškai, tai tiesiog aš paskendau savo kraujyje. Mano plaučiai buvo apsemti krauju ir man tiesiog nebėjo įkvėpti. Ir, tiesiog buvo atlikta operacija, nusiurbiamas kraujas nuo bronchų, nuo plaučių ir tiesiog viskas vyko arti klinikų. Sakau, angelai tikrai turbūt žemėje yra, nes tas kraujavimas įvyko netoli visai klinikų Kauno, tai tiesiog viskas buvo greitai suteikta ta pagalba skubi. Tai tave išgelbėjo būtent operacija? Taip, tiesiog išgelbėjo, kad nusiurbė tą kraują ir aš vėl galėjau kvėpuoti. Tai gerai, o kas toliau? Tai gerai, nes jau vyksta liga, ir natūraliai kūnas jau taip kažkaip reaguoja, sudėtingai įvyksta operacija, bet ar tai jau yra kaip išgydymas, tarp kitko? Ne. Bet kas toliau? Čia tik pradžia, kadangi pradinė, kaip vėliau sužinojau, pradinė diagnozė gydytojams, man atrodo, kad tai plaučių onkologija, tik vėliau paskui persigalvojo jie, kai atėjo tyrimų rezultatai, kad tai atvira tuberkuliozė. Žinoma, tada aš po mėnesio laiko klinikose buvau perkelta į Romainių tuberkuliozės ligoninę ir ten pragulėjau keletą mėnesių, kol buvau pagydyta. Galim padėkoti medicinai, teisingai. Tikrai. Aišku, tai, ką girdžiu, tai faktas, kad jaunas žmogus, kuris keičia gyvenimą, eina į universitetą, viskas keičiasi, teisingai, patyrė didžiulį stresą, bet gal ir kiti dalykai kažkokie, jie sukėlė didžiulės problemas. Kaip tu dabar iš tolo žiūrint, iš dabar, kaip tu manai, kas iš tikrųjų buvo ta tikroji priežastis ar priežastis, dėl ko tai realiai įvyko? Tai dabar galiu tik tai nuspėti, nes tiksliai taip ir nesužinosim, bet turiu tikrai 99% tokį įtarimą, kad pradžia buvo mano dietos, kurių laikiausi būdama 16 metų. Aš tiesiog sugalvojau, kad esu stora, kad aš niekam nepatinku, 16 metų natūralu, kad taip galvojame ar ne, ir aš pradėjau laikytis drastiškų dietų. Bet tokių drastiškų, kad, praktiškai badavimas. Ir taip susiknisau tiesiog savo sveikatą, taip savo žarnyną, tiesiog savo žarnyną aš sunaikinau praktiškai gerąsias bakterijas, žarnyno gleivinę, tiesiog aš ją išploninau su savo tom nesąmoningom dietom ir man, kai buvo 18 metų, darė operaciją apendicito ir gydytojas tiesiog operacijos metu atidaręs pjūvį atidaręs pilvą, pamatė, kad yra tokios išplonėjusios žarnos, ta prasme sienelė, sako, kaip tiesiog bet kada galėjo trūkti. Tiesiog tokios išplonėjusios ir tiesiog suaugusios, tai jisai rankiniu būdu ten dar bandė, nebandė, o atskyrė tas suaugusias žarnas ir tiesiog jisai pasakė, kad labai prasta žarnyno situacija. Bet kaip aš dabar jau ir paskaitas skaitau ir žmonėm pasakoju, kad čia yra tiesiog netaisyklingo
badavimo, neteisinklingų dietų pasekmes. Ir tiesiog mano žarnyno gleivinė, jinai pasidarė nepajėgi pagaminti reikiamą kiekį vėliau fermentų, kai aš jau pradėjau valgyti. Įsivystė žarnyno uždegimas matyti ir tiesiog aš valgydavau, bet organizmas iš to maisto nebepaėmė tų maistinių medžiagų, nes jisai buvo nualintas. Nebeliko mikrogaurelių ir tiesiog išvažiavau su tokiu imunitetu į Kauną ir stresas, žinoma, dar dasidėjo, ar ne, ir dar paskui antram kurse išsinuomavau butą, kaip vėliau sužinojau, arti židinio, kur žmonės serga tuberkuliozę, tiesiog arti židinio. Ir aš tiesiog eidama namo, tuo keliuku, visada parsineždavau matytų užkrato, nes gyveno asocialai, jie spjaudydavosi tenais prie tų durų ir vienu žodžiu vis tiek prie batų prikimba, batus valai, čia tik tai aš galiu tik tai dabar nuspėti, 100% nežinau, bet į vidinę nuojautą sako, kad ten buvo užsikrėsta. Bet kadangi imunitetas buvo paruoštas, iš tos blogosios pusės nualintas, tai matyt tiek ir tai reikėjo. Stipru tikrai. Jeigu visi, kas žiūrite, naudinga, įdomu, tai paspauskit patiktuką, pakomentuokit drąsiai. Taip pat, gal, kažkas norės sekti tave, tai kur tave būtų galima sekti, kur tu aktyviausia pati esi, kokiam socialiniam tinkle? Socialiniuose tinkluose tikrai nesu ypatingai aktyvi, labiausiai naudoju Facebooką, bet, tiesiog suprantu, kad reikės tave priversti daugiau būti aktyviai kitose tinkluose. Tai kaip surasti? Eglė Augaitytė Žemkauskienė. Va taip, prašom. Arba sveikas esu, mūsų svetainės adresas. Irgi yra Facebook. Sveikas esu LT, taip? Taip. Gerai. Tikrai, man atrodo, ir vėlgi dabar, kai pažiūrime, kad ta, pavadinkim, tokia nesėkmės istorija, kuri turbūt esi dėkinga gyvenimui, kad netapo nesėkmės istorija, taip, kad tu esi gyva. Čia didžiausia gyvenime dovana šita liga. Šita patirtis nuvedė ten, kur norėjau pakliūti gyvenime. Tai ką vas suvokiai? Aš vieną žmogų bendravau, su vienu žmogum norėjau šio interviu paimti ir jis turėjo labai skaudžias patirtis, viena iš jų buvo žaibo nutrenkimas, jisai tiesiog nutrenkė žaibas ir degino, nesumiluosiu, labai didelė kūno dalį, tik veidas liko sveikas, gražus. Sakau, kas suvokiai, komai prabuvo? Nieko. Ok, kas pasikeitė? Nieko. O kaip tau? Aš tai labai daug suvokiau, nes aš tokia aplamai linkusi mąstyti, daug galvoti, aš kitasik, ką veiki galvoju. Aš labai daug galvojanti, daug tų suvokimų, gal keitės tie suvokimai su patirtimi su amžiumi, bet supratau, kad sveikata nėra savaime suprantamas dalykas ir kad tu turi namie nuosavą gydytoją, irgi tai dar gali nieko nereikšti. Aš galvodavau vaikystėje, jaunystėje, kad mūsų šeimoje labai daug medikų, tai aš galvojau, čia tiesiog viskas bus sužiūrėta, dar tu nespėsi susirgti, jau būsi pagydytas. Ir bet kur gali pakliūti, visur yra pažintys, visur yra, žinot, kai giminiai yra daug medikų, daug įvairių pažinčių, kursiokai, grupiokai ir taip toliau, tai tiesiog atrodydavo, kad visur gali lengvai pakliūti ir tuoj pat gausi sprendimą, tuoj pat tave pagydys. Ir kai buvau jau prie pat, kaip man atrodė, mirties tą dieną, kai pamačiau gydytojų veiduose nežinomybę, kai aš mačiau, kad jie yra pasimetę. Tada man atrodo, kad aš labiausiai nepasimetęs šiuo metu žmogus esu. Tai kai pamačiau, kad jų akise, kad jie galvoja, kad jau viskas. Tiesiog, tu tą pamatai, čia neina papasakot. Čia neina papasakot, ką pamatai, tiesiog pamatai. Ir tada sudrebina, tu supranti, kad, tai čia taip nėra. Reiškia, kad jau medikai nežino, ką daryti. Ir tada supranti, kad tas noras, ar tu nori dabar gyventi, ar tu nenori. Tai kai aš blogai jaučiausi tos 2,5 metų ir kai vis dažniau pasikartodavo tas nenoras gyventi, iš tikrųjų buvo be galo sunku, čia nėra žaidimai, tokie dalykai, ką aš čia pasakoju. Tiesiog
dažnai pagalvodavau apie tai, kad man per sunku, kad pradėjau svajoti, kad mane, kaip sakau, pasvajoti, kad mane kažkas nušautų. Nes ne visi žmonės sugeba savo kažką pasidaryti, ar ne, gal tikrai nereikia šitame video apie tai kalbėti, bet tiesiog vargas gyveni ir atrodo, kad tu labai sunkiai dirbi gyvendamas. Po ligos ar prieš? Čia ligos metu, čia dar prieš tą nustatą. Ir tuo metu, kai tu sakai, ką suvokiai, kad tą momentą kažkaip pajaučiau, kad vis dėlto aš noriu gyventi, tas toks įsikibau tai, atsimenu, seselį ir gydytojai į tą halatą taip suspaudžiau ir taip aš supratau, kad aš noriu gyventi tą akimirką, kad aš pasiruošęs kovoti. Tai va, ir pamenu tą momentą, kai po operacijos guliu užklotas su balta paklodė tokia ir po operacinis tenktas jau palata. Ir guliu ir galvoju, vėl galvoju, kad aš jau mirus esu, kad tiesiog aš jau galvoju, aš mirus. Bet kažkaip keistai, kad aš save matau ne iš viršaus, o matau, taip matau, ta prasme, kaip galva palenkus šiek tiek ar ne į priekį. Galvoju, kaip keista, nes prisiskaičius buvau, kad visi iš viršaus mato savo kūną, aš nematau iš viršaus, matau taip normaliai, kaip gulėdama lovai. Ir paskui pradėjau save gnaibyti, galvoju, gal aš vis dėlto nemirus. Ir tada man atėjo didžiulis džiaugsmas ir supratau, kad tikrai aš nemirus ir tikrai čia kažkoks įvyko atsispyrimas, užsidegimas. Tikiuosi, kad tik apie jūsų istoriją šitą gyventi sveikai, nedaryti kvailų sprendimų su nepatikrintom dietom, visokiom, nealint savęs, nors tikrai yra, turim pavyzdžių, žinai, kas ten badauja vos ne po pusę metų per metus ir ačiū Dievui, kad sveiki, žinai, bet tikrai, man atrodo, čia reikėtų labai pasverti kiekvieną tokį veiksmą darant ir aišku, kas mane labai, taip žinai, nustebino, kad pasirodo, žinai, kai tavo kūnas jau buvo pasiruošęs bet kokiai lygai įsileisti, tai užteko to, kad kažkur yra užkratas aplinkoje, ne, ten tavo kaiminystai, ir jis jau tave, pavadinkim, jau nubaigė, žinai, nugraužė, žinai, tai tas stiprinti imunitetą ir galim perėti tą dalį, tu kadangi esi vaistininkė, daug kas ateina pas tave pagalbos, žinai, papildų pirkti, vaistų, su receptu, be recepto kažkokių dalykų, ne, ką tu pati suvoki apie stiprinimą savo kūno, žinai, kaip, kas yra, žinai, nes viena yra, ką mes galim gauti iš išorės įsigyti už pinigus, teisingai viena yra, taip, kas yra kartais didžiulis išgelbėjimas, nuo kažkokio skausmo, nuo simptomo, nuo slopinimo, žinai, kartais tikrai galim padaryti didžiulius stebuklus. Kita yra ta profilaktika kažkokia, kur mes norim, tikim, kad reikia magnio, gal dar kažko, nors tu sakai, kad galim nes netgi susiknisti savo sveikatą su kartais tam tikrais netgi dalykais. Ir aišku, kita yra, kad tiesiog kasdienis mūsų gyvenimas, be papildų, be vaistų, žinai. Aišku, aš suprantu, kad tu negali visko taip kalbėti eterį, kaip tu gal norėtum, žinai. Iš karto mes gal cenzuruojam, čia teisingai šiek tiek. Tu gal vieną pasakytum į ties šalia esančiam žmogui savo visą nuomonę, nes vis tiek yra, žinai, tam tikri niuansai. Čia aš nuo savęs sakau, teisingai. Tai ką tu suvoki apie kasdienį savo sveikatos kažkokį priežiūrą, kaip vaistininkė, kaip žmogus, kuris irgi dirba su sveikatingumo produktais Neolife, būtent savo toj tinklinio marketingo įmoniai, kaip žmogus, kuris praėjęs tokį skausmą. Tai, žodžiu, pradėkime nuo to, kad ką aš suvokiau pradėjusi dirbti vaistiniai, kad yra kategorija žmonių, kurie tiesiog gyvena, dirba iki kol nulūžta ir tada griebėsi vaistų ir tiesiog ką padaro su tais vaistais, dažniausiai simptomus išjungia. Nes didžioji dalis vaistų yra simptominiam gydymui. Tai kas yra simptominis gydymas? Tai reiškia, kai tu važiuoji, per automobilio pavyzdį papasakos. Kai tu važiuoji su automobiliu ir užsidega tau tepalų lemputė, kad reikia keisti tepalus ar ne, arba papildyti. Ir tu įsivaizduoji, kad paimi plaktuką ir tiesiog išdauži tą lemputę, kad jinai nešviestų. Tai tepalų nepripildė, jų nepakeitė, bet lemputė tavęs neerzina. Tai dauguma vaistų tokiu principu veikia, kad tiesiog tavęs neerzina skausmas, kuris tau realiai praneša, kad kažkas jau yra negerai.
tu tiesiog tą skausmą užblokuoji, išjungi jį. Tas pats yra ir su rūgštingumais, ir su antialerginiais vaistais, ta prasme labai daug vaistų simptominiam gydymui. Ir pastebėjau, kad žmonės prevenciją daugiau linkę užsimti po tokių įvykių, kai jau kažkas nulūžo, suskilo, kaip sakyti, suskilo vaza, ne ją suklievai, tada tik tai rūpiniesi, kad nesuskiltų, bet jau jinai yra suskilus. Ir labai sąmoningų žmonių sutinku nedaug, kurie rūpinasi sveikata, dar nepatyrė kažkokių tokių baisių išgyvenimų. Tai pirma žinutė, kad neignoruokim to skausmo, kuris mums praneša, kad kažkas jau skyla, lūžta. Tiesiog neskubėkime išjungti simptomų, pagalvokime, ką tas skausmas reiškia, nuo kas jį sukelia, kokia priežastis yra to simptomo ir stenkimės tą priežastį pašalinti. Ir tada mūsų organizmas tiesiog kaip ta mašina, kaip tas automobilis, jisai tarnausi žymiai ilgiau. Ir kitas dalykas, kalbant apie vaistinės preparatus, ar ne, kad daugiau pastebėjau, kad į vaistinę ateina žmonės, kurie akcijų pirkėjai, labiau kas liečia apie papildus kalbu, ar ne, kad jie tokie nelabai gilinasi, nelabai ieško, jie tokie, pasižiūrėjo reklamą, pamatė akciją, eidami pro šalį, kad tai nėra labai giliai įsistudijavę žmonės. O kas renkasi tinklinį marketingą, mano atveju, šiuo atveju, aš dirbu kaip 20 metų pati vartoju Neolife kompanijos produktus ir 17 metų dirbu su šitais produktais, tai ateina žmonės, kurie labiau gilinasi, labiau skaito tos skirtumus, visą kitą, arba žmonės, kurie jau praėjo viską ir jau niekas nepadėjo ir tiesiog ieškojo dar tų šiaudų, už ko užsikabinti. Tai tai nežinau, gal dar gali pagilinti klausimus. Ir to pagilinsiu tame apie kaip žinoti, ko tau reikia, ko tau ne. Nes viena, kai gydytojas išrašo vaistą, tai mes galim patikėti tuo, galim nepatikėti, čia mūsų reikalas, mes priimam patį sprendimą, bet mums gydytojas pasakė, va čia yra tavo gydymo protokolas. Antra, yra, kai mes, pavyzdžiui, jau turime kraujo tyrimą ir ten kraujo tyrimas tam tikrus dalykus parodo ir mes tada žinom, kad, pavyzdžiui, mums gal trūksta ten to, ne? Čia kaip yra, pavyzdžiui, kitos kompanijos, kaip ten Zinzino, Ecology, ten taip toliau, jie daro ten kraujo tyrimuką kažkokį, ir pasakys, kad ten trūksta ten kažko ir taip toliau, dažniausiai, ne? Tai kaip tu pati patartum žmogui suprasti, kad jam reikia gal magnio, kad jam reikia gal kažko, nes aš, čia yra baisus dalykas, aš kiek suprantu, kad kai kurie žmonės skundžiasi tuo energijos neturėjimu, ten kažkokiu, net ir depresiniam būsenam, o pasirodo, ten tik yra tam tikro, mikroelemento trūkumas, kuris tebūnė susidarė dėl kažko, nežinom dėl ko dabar, ne? Tai kaip tu patartum, ar visada kažkaip žmogui nueiti į polikliniką, įsitirti maksimaliai visus ten tuos įmanomus parodymus, ar kažkaip kitaip prie to prieiti sveikatinimuose, pavadinkim, prevenciškai. Ne tik, kad jau ten sprendžiam problemos, bet prevenciškai. Tai iš tikrųjų išsitirti viską, ko trūksta, tai kainuoja labai didžiulius pinigus. Jeigu mes kalbam apie tą bendrą tyrimą kraujo, tai ten praktiškai tu matai tik tai, ar yra infekcinė kažkokia liga šiuo metu, matai krešumą, matai hemoglobiną, kuris gali signalizuoti, kad yra maža kraujystė arba nėra, bet ten realiai toksai siauras labai paveikslas. Realiai tas bendras kraujo tyrimas tai yra tik tai nustatyti, ar nėra infekcijos. Ta prasme, kad labai užuominų tik tai duoda. Aš turiu visą paskaitą paruošus būtent apie kraujo tyrimus, ką pamatyti, ką parodo, ką pasidaryti ir taip toliau. Yra visa net paskaita. Bet jeigu aš noriu nuspręsti, ar man trūksta vitaminų, kaip kiti žmonės sako, gal man netrūksta tų vitaminų. Ar man trūksta mineralų, ar vitaminų, ar tarkim omegos man trūksta, ar dar kažko trūksta. Ar sunkiųjų metalų pas mane nėra perteklius organizme, ne, visą tai gali išsitirti, bet suma sumarum sudėjus kainuos apie 2000 eurų. Toks tyrimas. Tai jeigu, gerai, tu vienas gyveni. Neduoda nemokamai. Tai kad, įsivaizduokit, kiek tai kainuotų. Ta prasme, tai yra, nežinau, kiek mes... Tai gerai, tai ką daryti dabar, įsivaizduok, žmogus negali suleisti, arba nesupranta, kad reikėtų leisti tokį didžiulį tyrimą. Kas tas mikro, bent jau kažką? Tai vienas dalykas, labai domėtis pačiam, ar ne, kai tu nueini parduotuvę ir nueini daržovių vaisių skyrių, ten juk neparašyta, kad morka turi
karotenoidų, ar ne, kad karotenoidai daro tą ir tą. Prie pomidorų prieėjęs tu nematai, kad pomidoras turi likopeno, to dažo, kad likopenas, ten tas dažas reikalingas prostatai, žarnynui, to nerašo pomidorų skyriui, nuo daržovių skyriui. Tai tiesiog mes domimės ir skatinam žmonės domėtis. Arba susirasti žmogų, specialistą, kuris apie tai supranta ir tave gali nukreipti, pakonsultuoti. Kai sugenda man, pavyzdžiui, santechnika namie, ar ne, aš nepuolu mokintis ir pati ten studijuoti ir keisti kažkokių kranų ir dar kažką. Aš tiesiog kreipiuosi į gerą specialistą ir jisai viską žino, viską padaro. Tai aš galvoju, kad mes turime turėti savo ne tik kirpėją, ne tik odontologą, bet turėti savo tokį, kaip pasakyti, tokį vedlį, tokį mentorių, kuris tave pakoordinuotų, tave sustatytų tą planą, ar ne, pagal tavo simptomus, pagal tavo amžių, pagal tavo gyvenimo būdą. Ko tau reikia. Ir, pavyzdžiui, kaip sakiau, nuo ko griebtis. Pavyzdžiui, imkime magnį, ne? Magnį, mineralas, kurio trūksta, galim sakyti, visiems. Ir aš pati jį naudoju 19 metų kiekvieną dieną. Tyrimai magnio yra absoliučiai, galima sakyti, netikslus. Tai yra vienas netiksliausių tyrimų magnio. Ir mes visada pasidarę magnio tyrimą matysime normą, gal ten biški viršutinę normos ribą, apatinę, bet trūkumą matysime labai retai, praktiškai mes niekada nematysim paprasti žmonės. Magnio trūkumą labiausiai, kas gali pamatyti, tai reanimatologai, kada pakliūna žmogus į reanimaciją smarkiai nukraujavęs arba dehidratavęs, tai reiškia nusividuriavęs, nusivėmęs, po avarijos netekęs kraujo ir tai tik tai bus trumpalaikis tas trūkumas. O magnio deficitą mes galime matyti per simptomus ir jų yra begalis. Mėšlungis, tikas, tai yra vienas iš tokių populiaresnių, kuriuos žino visi. Ne, mėšlungis magnį pageria. Bet pavyzdžiui, galvos skausmas, aukštas kraujospūdis, tai irgi gali būti magnio deficito požymis. Vidurių užkietėjimas irgi gali būti magnio deficito požymis. Klimakterinis periodas moterim toks jau smarkesnis irgi gali būti magnio deficito požymis. Paauglystės visi tie dalykai, ar ne, tie nerimai, stresai, tie visi, kaip sakyti, pasakai paauglystę ir visi žino jau, kokie tie simptomai. Irgi gali būti magnio deficito pasiekmes, bet būtent tos audros. O mes tik tai žinome mėšlungius, ar ne? Sportininkų staigios mirtys, kai bėga futbole, dažnai pasitaiko, numiršta aikšteliai, infarktas širdies, irgi gali būti magnio deficito pasiekmė. Širdis tiesiog... Bet jau per vėlu, nebepavardu. Jo, ir ta prasme, tiesiog kai kurios tos dalykus mums jau signalizuoja, ko mums trūksta, o mes ką darom? Einam nuo galvos skausmo vaistų pagert, viduris liuostuojančių, ar ne? Hormonų, pakaitinė hormonų terapija moteris geria, nuo širdies vėl kažkokių vaistų pradedam gerti vietoj to, kad vartoti magnį. Ir jeigu pasižiūrėti, pavyzdžiui, aš vienąsyk dariau tokį tyrimą su savim. Rašiausi kiekvieną dieną, ką aš valgau, maistą. Ten svėriausi ir dienos pabaigoje suskaičiavau, naudodama lentelę, kiek kokiame maiste yra magnio ir pasižiūrėjau, ar aš tą dieną gavau magnio ar ne, ir aš vis tiek panašiai maitinuosi. Ir aš negavau nei pusę dienos reikalingo magnio. Bet magnis yra toks mineralas, pavyzdžiui, kad jeigu reikia 300 mg dienai, bet jeigu tu tą dieną patyrei streso arba dirbai 5 etatais, tiesiog ten buvai, ten tą darėjai, toks kaip multitaskinimas tas vadinamas, reiškia, tau galbūt tą dieną jau reikia nebe 600 netgi miligramų, o 900 miligramų. Magnį iš organizmo plauna stresas. Patyrei tą dieną daug streso, magnį išplovė. Ir tu nebesuvalgai su maistu tų 900 mg ar tų 600 mg. Ir tada gaunasi, kad tas deficitas pavirsta simptomu, negalavimu, ar jeigu ilgą laiką, tai jau liga net pasireiškia, ar ne? Ir žmogus tada vietoj to, kad pagertų ten magnio, geria nuo kraujospūdžio vaistus ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi per mano tą darbo karjerą 20 metų yra pavykę ne vieną kartą sureguliuoti ir kraujospūdį su maisto papildais, ir depresijos
simptomus, na tiesiog, galim sakyti, nuo antidepresantų žmonės nulaipinti. Maistinių medžiagų pagalba, aišku, aš tikrai nesakau, kad papildai ar maistinės medžiagos yra vaistai, bet kitas iki jų trūkumas sukelia į ligą panašius simptomus arba per ilgą laiką išsivysto dėl to trūkumo liga. Tai va tiesiog laiku papildžius gali tiesiog viskas ir susitvarkyti. Taip, ar įdomu, klausytojams noriu užduoti klausimą, ar įdomu? Man tai įdomu. Gerai, mes aišku aptarėm tik magnį, žinai, bet... Taip, bet jeigu tokius, atsiprašau, populiaresnius, ar ne, pavyzdžiui, imkim apie omega-3 riebiąsias rūgštis. Pilnas internetas, knygų, pas mane čia kalnai prikrauta, apie omega-3 riebių rūgščių svarbą organizmui. Kad svarbu, klausimų nekyla. Klinikiniai tyrimai tą jau seniai įrodė ir mes galim skaityti nuo ryto iki vakaro. Dabar klausimas, ar mes gaunam tos omegos, ar su maistu gaunam. Ir tada pasižiūri šaltinius. Laukinė, jūrinė žuvis. Jokiais būdais ne ūkyje auginta, bet laukinė, jūrinė, tiesiog neužauginta ant kombikormos. Tai jeigu nevalgai tu tokios žuvies, faktas, kad tu omega-3 riebių rūgščių negauni pakankamai. Jeigu žiūrėt augalinės kilmės, vėl tada pasižiūrėti reikia būtinai ne tai, kad kur yra jos, tos omegos, bet kokį kiekį reikia suvalgyti, kad gauti dienos dozę. Ir aš kažkada skaičiavau su alyvuogių aliejum, atsimenu, kiek reikėtų gero alyvuogių aliejaus man per dieną suvartot, kad gaučiau visą tą reikalingą dozę. Tai aš išsivedžiau formulę, kad 0,5 stiklinės. Nu tai aš tikrai tiek alyvuogių aliejaus neišgeriu per dieną 0,5 stiklinės. Žuvies omega-3 koncentracija didesnė ir, na, tiesiog mažiau reikia, bet aš iš kur gautos laukinės jūrinės žuvies, kiek ji kainuoja. Jeigu 5 asmenų šeima, ne kiek kainuoja gera laukinė žuvis, tai tu tiesiog supranti, kad tu neturi galimybių valgyti 3 ar 5 kartus per savaitę, o kitas dalykas, vaikai mano ir nevalgo tos žuvies. Vėl tada atkrenta ir tu tada pasiskaitęs tuos naudą ir kad tu negauni, tu supranti, kad kito kelio nėra, kaip tik tai naudoti papildą. Ir tada reikia išsirinkti patikimą, kaip sakau, patikimą partnerį, ar ne, visada mes renkamės ir neprašaunam patikimą. Tai tada į ką reikia atkreipti dėmesį, jeigu palėtėm omega-3, tą būtent maistinės medžiagas, ar ne, tą produktą, tai reikėtų atkreipti dėmesį į sunkiųjų metalų kiekį tame produkte. Koks leistinas kiekis, koks likutis, o geriausia yra, kai yra 0. Ir vėl tada, iš kur žinota informacija. Ant pakuočių tos informacijos nerašo, nes tiesiog neprivaloma ženklinime nurodyti. Tada mes galim klausti vaistininko. Vaistininkas greičiausiai to jums neatsakys, nes jis nežino, jeigu jisai nesidomi. Tada galime rašyti laišką gamintojui, nes turime ant pakuotės gamintoją, šiais laikais elektroninis amžius, galim susirašyti, rašome laišką su klausimais. Ar išvalyta, nuo kiek priemaišų išvalyta, nuo kiek sunkiųjų metalų išvalyta, koks likutis, ar dozės yra standartizuotos ar ne, ir tada laukiame atsakymų. Ir kai jūs šitą darbą atliksite su visais rinkoje esančiais omega-3 papildais, jūs tiesiog tikrai pradžioje išsigasite, paskui pasimesite, o paskui tiesiog atsirinksite ir suprasit, kad nelabai yra iš ko rinktis. Ir taip mano gyvenime. Parašyti Eglei ir pabandyti jos paklausti, nes jis atliko tą tyrimą. Aš tą tyrimą atlikau, tai ir yra atsakymas, kodėl 20 metų naudoju Neolife kompanijos produktus, nes aš tiesiog atlikau tyrimus. Man buvo labai svarbu gerti produktą, kuris man padėtų, o ne atvirkščiai veiktų, kad man nebuvo reikalinga pliusą užsidėti, kad aš kažką geriu, vartoju ar ne. Man buvo svarbu, kad išlikti sveikai. Aš suprantu, kad kiekvienas žmogus yra unikalus, individuali situacija, bet ar tu pastebėjai, kaip, žinai, tiek metų su vaistais, papildais, dirbdama su savo tinklinio marketingo kompanija,
gal yra kažkas universalaus, ko tikrai kiekvienam reikėtų. Žinai, aš atsimenu, ką pradžioje mums vaikystė duodavo, tai multivitaminas. Žinai, nu ten tipo visko yra, daug visokių vitaminų. Ar yra, ar vis dėlto nėra tokio universalaus, kad tikrai kiekvienam reikia A vitamino, ten B, C, D ir taip toliau. Kaip su tuo mums? Tai kad tik du ir aptariam universalius, tai yra omega-3 riebiosios rūgštys ir magnis. Tai visiems šiais laikais trūksta, visiems ir reikia visiems. Toliau, vitaminas D. Irgi turbūt jau čia nieko nenustebinsiu, jau tikrai esam labai daug girdėję ir jau net galim, tiesiog atrodo, jau visi žinom, galim šitą temą net neliesti. Toliau, gerosios žarnyno bakterijos. Gal kažkam labai naujiena? Aš dabar Vytauto mineralinė reklama Vytautui sumaišiau su gerosiam ale bakterijom. Nu, čia yra tie fermentuoti gėrimai, žinai. Taip, gerosios bakterijos ir skaidulos dar pridėsiu. Irgi, kur labiausiai mums trūksta. Aišku, individualiai pasižiūrėjus į žmogaus mitybą, ten gali pasakyti, kad dar trūksta, žinai, ir to, bet čia tuos, kur išvardinau, praktiškai visi neapsiriksim, jeigu tuos vartosim. Bakterijos gerosios, kodėl dabar jų trūksta, ar ne? Todėl, kad mes valgome kiekvieną dieną maistą, kuriame yra visokių mums nereikalingų dalykų, kurie naikina mūsų žarnyno mikrobiotą. Tai yra fungicidai, pesticidai, herbicidai, antibiotikai, hormonai. Tarsi viso to mes galime rasti savo maiste kiekvieną dieną, kurį valgome. Nes mes perkam iš parduotuvių. Visi tie konservantai irgi, tiesiog tie dalykai veikia neigiamai mūsų žarnyno gerasias bakterijas, jas tiesiog, kaip sakyt, naikina. Aš kai per paskaitą sakau, kada paskutinį kartą vartoji antibiotikus? Oi, sako, prieš 2 metus. Sakau, kada paskutinį kartą valgai iš parduotuvės mėsą, žuvį, kiaušinius ir pieno produktus? Sako, šiandien. Sakau, šiandien antibiotikus, reiškia, vartoji. Ir tiesiog tas bakterijas mes nuolatos jas naikinam, skriaudžiam, mažinam jų kiekį, o mūsų bakterijos gerosios kas tai yra? Tai mūsų yra imuniteto pagrindas. Ir tai yra mūsų smegenys. Įsivaizduojat? Tai mes nuskriaudžiam labai svarbius tokius organų sistemas. Tai kadangi to jau nebegalim išvengti, tiesiog jau esam per toli nuėję, nebent, ne kiekvienas turbūt norėtumėm į negyvenamą salą išsikraustyti, ar ne, ir auginti savo viską ir ten valgyti tik tai naminį maistą. Tai tiesiog tos bakterijos yra reikalingos karts nuo karto arba nuolatos. Aš jau keli metai, nežinau, gal 8 metai kiekvieną dieną naudoju gerasias bakterijas ir tiesiog vėlgi renkantis jas, kas yra svarbu, jeigu perkame papildo pavidale, kad tai būtų forma atspari skrandžio rūgščiai. Nes jeigu mes tik tai iki skrandžio nunešam, o ten skrandžio rūgštys suėda tas bakterijas, tai mums naudos tiek bus, kiek iš ožio pieno. Tai praktiškai 0. Bet jeigu ta bakterija, tas produktas pagamintas, kad jisai įveikia tą rūgščių barjerą ir nueina iki žarnyno, vėlgi labai svarbu, kad nueitų ten, kur reikia, kad iki storojo žarnyno nueitų. Tai labai svarbu yra tas kelias ir vėl reikia tada jau gilintis, ar ne? O skaidulos kodėl svarbios? Todėl, kad mes šiais laikais pasirodo skaidulų irgi gauname smarkiai per mažai ir kuo tas pasireiškia. Pasakysiu, ko galbūt žmogus klausytojas nežino, nes visi žino, kad kai skaidulų trūksta, kad ten gali su viduriais būti problemų, vidurių užkietėjimai arba atvirkščiai ar ne, bet pasakysiu, ko žmogus galbūt nežino. Cholesterolis, pavyzdžiui, cholesterolio padidėjimas. Tai irgi gali būti siejamas su skaidulų trūkumu maiste, kur tu gyvenime gal nepagalvotum. Aišku, svorio augimas irgi gali būti susijęs. Tai skaidulos yra... Dabar galvoju, kokią čia tokią paskutinę patirtį, gal tokią neįtikėtiną, kad, pavyzdžiui, žmogui galvą dažnai skaudėdavo. Ir atrodyto taip, mes prie galvos, kaip sakiau, magnis, ten omega, ar ne, tokie pagrindiniai, bet su skaidulomis jis įsprendė problemą. Nes pasirodo, tas žmogus suvedė galus, kad jam galva pradeda skaudėti po 2-3 dienų neišėjimo į tualetą. Pat sakau, suvesk, kada pradeda skaudėti galvą.
Sako, suvedžiau, kad nes viską grafikas, nes kitas į tokį žaidžiam žaidimą, žmogui duodu namų darbus, kad kada tuštinasi, kada eina miegot, ką valgo, žiūrim ir tiesiog suvedėm, kad čia greičiausiai nuo to. Ir pradėjus naudoti skaidulas, žmogui nustojo skaudėti galvą. Jisai pradėjo tuštintis tvarkingai, įsivaizduoja. O prieš tai ant ibuprofenų gyveno žmogus. Tai aš ir esu vaistininkė. Vaistininkas gali parduoti, teisingai. Taip, tai aš ir esu vaistininkė, kuri neskuba tų vaistų pasiūlyti, kur sako, sprendžiam problemą, sprendžiam priežastį ligos, kad dėl ko čia taip yra. Ir tada organizmas tau visada padėkos. Dar ką norėjau pridėti, kad su maistu labai svarbu yra gyvenant neįdėti save kažko. Didesnė blogybė yra, kad mes gaunam, ko mums nereikia. Jis sako, ko tau trūksta, reikia pirmiausia žiūrėti ne ko tau trūksta, o ko tau nereikia, bet tu į save įdėjai. Tai yra šlamštmaistis, tas greitas maistas, ar ne, tas visas fast foodas, visi užkandžiai. Tai kuo daugiau mes į save jų įdedam, tuo kažkas turi visą tai sutvarkyti. Ir pavyzdžiui, tas pats magnis, ar ne, ir vitaminas C. Labai tokia juokinga istorija, iš tikrųjų galiu papasakot, kad žmogus prisimintų. Tai pavyzdžiui, magnis, ar ne, magnis, jisai superherojus, daro viską praktiškai, bet jisai toks su principais. Pirmiausia, jisai turi susitvarkyti, tik paskui dirbs. Pavyzdžiui, atėjo tavo organizmą ir žiūri, čia paskilę, čia tapetas atplyšęs, čia reikia irgi, biškį padažyti, bet žiūri, kad yra šiukšlynas pas tave. Tai jisai pirmiausia nieko nedaro, eina tvarkytis. Ir vitaminas C tas pats. Tvarkosi, žiūri, darbas pasibaigė. Reikia eiti jau miegoti namo, etatas jau baigėsi. Kitą dieną, reiškia, jau dažysim, tapetuosim, jau tvarkysim. Ateina kitą dieną, vėl šiukšlynas. Vėl tvarkosi ir reiškia, nedaeina į kitų problemų sprendimo, nes tu vis į save prikrauni nesąmonių. Uždegimai pradeda vystytis. Vėlgi tada prieš uždegiminės medžiagos. Jeigu jų trūksta, niekas nieko nedaro. Tiesiog ir tada viskas gilėja ir paskui jau liga. Ar čia pagrindinius išvardinai tuos papildus, pavadinkim tos, ko trūksta mum, ar dar kažkas yra? Tai čia galime vardinti nuo ryto iki vakaro, bet, tarkim, kas būtų dar iš tokių, sakykime, universalių, ar ne? Tai yra baltymai. Mes turime gauti jų kiekvienas vienam savo kilogramui svorio, turime gauti minimum gramą 1,2 gramo, ta prasme, kiekvienas kilogramas. O šiaip labai gerai būtų, kad 1,5 gramo kilogramas. Tai tarkim, kiek tu sveri? 114,5 šiandien. 114. Tai tavo atveju reikėtų tau gauti į dieną 170 gramų baltymų. Ir čia, jeigu tu nesi profesionalus sportininkas. Jeigu tu profesionalus, tai reiškia dar daugiau reikia. Tai dabar 170 atrodytų, kas čia tai yra 170, ne? Bet kiek turi baltymų vištienos krūtinėlė? 100 gramų 27-28 gramus. Kiek turi kiaušinis? 6-7 gramus, vienas kiaušinis. Ir tada vėl susidėlioji ir taip žiūri, kad tu surenki ten tik tai pusę per dieną. Geriausiu atveju čia. Geriausiu atveju. Ir dabar tada gerai, tai nesurenku, pasijuokiam ar ne ir toliau gyvenam. O kas yra baltymai? Baltymai tai yra mūsų statybinės medžiagos. Tai yra mūsų pagrindinės statybinės medžiagos. Ir organizmas iš tų baltymų suskaido mūsų tos kotletus, kiaušinius, tas krūtinėlės, pieno produktus, visur, kur yra baltymų, augaliniai baltymai taip pat, ar ne, viskas sukapoja, fermentai suvirškina, suskaido iki amino rūgščių ir organizmas gauna statybinių medžiagų. Jisai gauna visko, ką, į statybas atvežė, ar ne, plytų, skiedinio, ten cemento, žvyro, viską, ko reikia. Ir organizmas stato per naktį, viską stato. Ir jeigu pritrūko kažko, pavyzdžiui, plytų pritrūko,
tai kas atsitiks? Liko skylė, kažkur liko neužbaigta siena. Ai, nu tai gerai, palikim, čia nieko tokio. Ir įsivaizduokim, kad ta siena yra kremzlė tavo sąnarių. Nu tai reiškia, jau tu turėsi dils tavo kremzlė, ar ne? Reiškia, tau sąnariukus reikės pasikeisti 40 metų ir tai yra ne jokia naujiena. Vaistiniai dirbdama aš matau, kaip 40-mečiai keičia sąnarius. Ir tai yra vėlgi amino rūgščių trūkumas, tai yra baltymų trūkumas maiste, nes mes valgom tokius visokius daugiau, kas turi angliavandenių, tos greitus maistus, nu ten baltymų mažai. Tai dar kaip papildą aš labai rekomenduoju pridėti baltyminį kokteilį, bet vėl atsirinkti atsakingai, kad tai būtų natūralių šaltinių, kad neapkrautų inkstų, kepenų ir taip toliau. Arba tiesiog vėlgi nesakau, kad viskas papildai. Labai reikia ir su mityba stengtis viską gauti, ar ne? Bet tiesiog papildai tai yra kaip dar toks būdas papildyti, ko negauni. Aš, pavyzdžiui, pati geriu baltyminį kokteilį, kuris turi, jeigu su vandeniu plaku 18 gramų baltymų, tai įsivaizduok, man kitą kartą trūksta ten kokių 40 ar ne per dieną, nesusirenku, tai tą kokteilį išgeriu, dar tokį nelai batonėlį, kur 10 gramų baltymų turi, suvalgau ir jau gaunu 30 gramų baltymų, ir dar kažką susirenku, kokius 2 kiaušinius, kad ir labai iš tikrųjų didelės porcijos, jeigu tai pasižiūrėti, reikia suvalgyti, bet ne visada ir man pavyksta, bet tai yra būdas dasidėti ten, kiek trūko. Taigi tas amino rūgščių trūkumas, baltymų trūkumas, nes aš kaip žmonėm pasakoju, sakau, kas yra baltymas, kas yra amino rūgštys ir visada ištraukiu karolius, ne visada turiu užsisegus, bet šiandien pasisekė. Tai čia yra baltymas, karoliai yra baltymas, o tie karoliukai, kiekvienas atskirai, yra amino rūgštys. Tai mūsų skrandžio rūgštys ir mūsų fermentai žarnyno kaip žirklės sukapojo tos karolius po karoliuką. Ir mūsų organizmas paskui pats gamina baltymus tokių, kokių jam reikia. Tai pavyzdžiui, tą baltymą kolageną, visi žinom kolageną. Tai jam pagaminti reikia 3 skirtingų karoliukų, 3 skirtingų. Sujungia juos, C vitaminas kaip katalizatorius, ir vienu žodžiu pagamina kolageną. Bet kolagenas tai yra tik tai vienas iš baltymų. Mes 100 baltymų gaminam. Ir jeigu pritrūko nors 1, 2, 3 karoliukų, įsivaizduok, kad nepasigamino organizmas jam reikalingo baltymo ir tu vaikštai kaip su skyle. Ir tavo tada greičiau dėvisi kremzlės, sąnariai, raumuo nyksta, atrofuojasi, pradeda taip kabėti, kaip mano baltynukai, ar ne, žmogaus, atrodo, atsiskiria nuo kaulo mėsa ir raukšlių atsiranda, susiraukšlėja žmogus. Tai čia tik tai iš išorės, ką matom. O kas atsitinka viduje? Organai pradeda nesilaikyti, nes raiščiai raumenys atrofuojasi. Tiesiog leidžiasi visi organai į apačią, prasideda šlapimo nelaikymo problemos, moterims netgi nusileidžia gimdos. Tiesiog nenoriu galbūt tokių baisių pasakot, kad žmonės nesigazintų. Pasižeidžia kraujagyslių gleivinės, pasidaro pralaidžios, vėlgi skrandžio rūgštingumas. Dar vieną dalyką pasakysiu. Refliuksas, ar ne? Refliuksas, kur kyla refliuksas, visi sako, man refliuksas, duokit nuo rūgšties vaistų. Irgi gali būti baltymų deficito pasekmė. Tiesiog nebeužsidaro tas sfinkteris, nes tai yra raumuo ir įsivaizduokit, jisai nebeužsiveria. Ir tos rūgštys eina pro tuos neuždarytus vartus, kyla, nes tiesiog neužsidaro vartai dėl baltymų trūkumo. Crazy. Ačiū visiems, kad žiūrite. Matau ir tavo sekėjų čia yra. Dėkoju, kas rekomendavote pakalbinti. Taip pat gal jūs esate nesėkmės, lygų sėkmės istorija. Gal turėjot kažkokį sunkų išbandymą ar gyvenime tiesiog kažkas tikrai papurtė jūs ir įveikė, tai norėtumėt pasidalinti, tai vis laik parašykit Saulius Bogdonas Facebook'e. Ačiū visiems, dėkojam ir naudinga, tikrai naudinga. Tai gal pabaigai, apie jaunystę. Moteris, vyrai nori atrodyti jaunai. Nenori nuplikti. Nori turėti vešlius plaukus. Bent jau ant galvos teisingai.
nori, kad oda spindėtų, nori mažiau raukšlių, žinai. Faktas, kad amžėjimas visiems yra, neišvengiamas, žinai. Bet, kaip tu sakei, kažkas susiraukšlėja anksčiau laiko, ne, ten, arba ten kažkas ar kito atsitinka, nukrenta ten veidas, odos ir toliau. Gal yra kažkokių prevencinių papildų ar vitaminų, ar mitybos kažkokių mini patarimų, kad, iš tavo patirties? Taip, yra. Galima sakyti, visi tie išvardinti, niekur nedingo, bet kas dar prisijungtų į kompaniją, tai antioksidantai. Labai paprastai pasakysiu, kas yra antioksidantai. Esat matę, kaip perpjauta bulvė pradeda joduoti, ar ne? Perpjauni bulvę, padedi ir jinai pajoduoja, arba obuolys. Tai reiškia, oksidacija vyksta. Ir jeigu mes ant tos bulvės ar ant obuolio užlašintumėm citrinos sulčių ir padėtumėm, jinai ilgai nejoduotų. Dėl to, kad vitaminas tai yra antioksidantas. Tai lygiai taip pat ir mes, kad jeigu mes gauname su maistu antioksidantų, tai mes ir netamsėja mūsų oda ir nesiraukšlėja, nes antioksidantai tai yra tokie kaip jaunystės suteikiančios medžiagos, ypatingai tas skaisčiai odai. Baltymai, apie ką kalbėjau, ar ne, tai yra prieš raukšles, jeigu taip sutrumpintai klausytojai. Bet yra dar vienas jaunystės eleksyras, jisai yra žvaigždė, kalbant apie amžėjimą, apie tą jaunystės išlaikymą, tai yra kofermentas Q10. Esi apie tokį girdėjęs? Q10 girdėjau tikrai, bet kad kofermentas tai yra ir ką jis daro, nežinau. Čia tas pats kaip matydavau, ant kremus rodydavo, kad Q10 reklamuodavo. Tai visi dar, kas laukėte, kad jaunystės eleksyras bus išrastas kažkada, tai žinokit, jau 30 metų kaip jis išrastas. Visada lengva prisiminti, jam tiek metų, kiek Lietuvos nepriklausomybei. Turiu galvoj papildui. O šiaip gera naujiena, kad kofermentą Q10 mes gaminame visi. Mes jį patys gaminame. Bet neskubėkit džiaugtis, ne iš oro jisai gaminasi. Yra visas sąrašas, galėsiu tau Sauliau atsiųsti, visas sąrašas, ko reikia, kad organizmas pagamintų tą Q10. Bet bloga naujiena yra ta, kad Q10 sintezė organizme 100%, jeigu jaunuolis nerūko, nes rūkymas užblokuoja sintezę, jeigu jaunuolis nerūko, Q10 sintezė vyksta iki 25 metų. 100%. Nuo 25 nenuliūskite, nuo 25 tebe vyksta, tik tai jau pradeda leistis taip po truputį nuo kalniuko. Kaip sakau, vaikų trasa slidžio, ne? Taip tokia nuožulni. 50 metų, kai pasiekėme tas Q10 sintezės mažėjimas, jau tokia raudona mėlyna trasa atsiranda, jau dar labiau mažėja, o nuo 70 jau kaip juoda trasa. Ta prasme, labai staigiai leidžiasi. Ir reiškia, kodėl mes senstame ir mokslininkai yra patvirtinę, kad žmonės, kurie atrodo, būdami 90, atrodo kaip kokių 70 ar ne, tai mokslininkai nustatė, kad jų organizme yra daug kofermento Q10. Taip pat labai svarbu be tų maistinių medžiagų ir judėjimas. Kuo daugiau mes judame, ypatingai vaikščiojimas, greitas ėjimas, tuo daugiau Q10 dar pratęsim tą sintezę. Ir skaitos, žodžiu, Q10 mūsų organizme vėlgi gaminasi daugiau mažiau priklauso nuo to, kiek mūsų organizme yra ląstelėje mitochondrijų. Jau čia sudėtingai kalbu, bet tiesiog atsiminkite, kad judėjimas ir gera mityba, maistinės medžiagos pratęs tą gamybą. Bet yra papildai. Kofermentas Q10 galime mes jį vartoti kaip papildą, gauti tą tiesiog jau kiek numažėjo, kad tą pildyti spragą, ar ne, kad gauti tą papildymą. Vėlgi renkamės atsakingai, kad būtų aliejinė kapsulė, ne milteliai viduje. Ypatingai rekomenduoju, kad būtų natūralios kilmės. Jeigu su maistu, tai reiktų valgyti kepenėlės, smegenis, širdeles. Tai yra subproduktai, kurių tikrai ne kiekvienas mėgsta valgyti, bet tai yra kofermento Q10 šaltiniai. Ir, tiesiog
verta iš tikrųjų gauti šitos medžiagos ir dabar labai labai blogą naujieną noriu pranešti visiems žmonėm, kurie vartoja nuo cholesterolio vaistus, statinus, kad statinai blokuoja kofermento Q10 sintezę. Tai reiškia, žmogus, kuris vartoja statinus, turėtų, nesvarbu kiek metų, vartoti būtinai šalia kofermento Q10, nes kitaip jo ateitis yra labai liūdna. Jisai pasens anksčiau laiko, atrofuosis raumenys, širdis, nepamirškim, irgi yra raumuo, ar ne? Prasideda širdies nepakankamumo išsivystymai, visokie problemos, fizinio krūvio netoleravimai, tada tu jau nebenori niekur eiti vaikščiot, nes tu tiesiog per sunku to vaikščiot, tada Q10 sintezė dar labiau krenta. Na, tiesiog pabaigai kalane, kad tiesiog vėl grįžtu prie to, kad reikia turėti šalia savęs specialistą šiais laikais, kuris individualiai viską išaiškintų, padėtų susigaudyti, planą susidaryti, o kitam iš tikrųjų tos informacijos tiek daug ir nereikia. Kitas atėjęs žmogus sako, žinai, aš vis tiek nieko nesuprantu, man yra čia per daug kosmosas ir tiesiog tu man sudaryk planą ir aš tiesiog vartosiu ir žiūrėsiu, kaip aš jausiuos. Ir didžiausia motivacija, kai žmogus kažką vartoja, maistas susireguliuoja ir tiesiog ta savijauta jį veda į priekį. Tiesiog žmonės pripranta gerai jaustis ir nori tai tęsti. Suprantu, kad jau kažkokia žinutė ateina. Niekas neateina, čia priminimas tik tai. Laikas į pabaigą. Taip, kaip jaučiatės? Pakomentuokit, čia daug tau gerų, gražių komentarų. Tai aš kviečiu sekti du dalykus. Sekti šitą kanalą, kuriame matote. Taip pat, jeigu aktualu ir įdomu susisiekti su Egle, jos Facebooką aš įdėsiu į prašymą. Taip pat primink dar puslapį. Sveikas esu. Sveikasesu.lt. Tai va, prašom, pasižiūrėkite, tikrai, jeigu nesunku, pasidalinkite šitą transliaciją, man atrodo, labai labai tokia laiku ir dėkinga iš vienos pusės ir paprasta, labai lengva gera klausyti, iš kitos pusės ir yra sudėtingų dalykų. Aš kaip suprantu, Eglė, kadangi nepardavinėja čia savęs tiesiogiai, tai jinai yra tas žmogus, kuris gali pakonsultuoti, tai jeigu ką, kreipkitės asmeniškai į jas, kaip jinai man sakė prieš tai, kad konsultacija kaina ten sustarsite, o kas yra būtent tam Neolife tinkle, tai jiem, kaip suprantu, ten tiesiog būna nemokamai. Bent jau, jeigu neiškreipiau, tai taip kažką pasakiau, ką mes prieš tai kalbėjom. Šiaip smagu, kad gyvenimas nuvedė į tokį interviu ir, žinai, gal dar turi kažką, ko, žinai, norėjai, dėliojais, kai laukiai šito laiko, nes turėjom savaitę, gal dar kažko nepasakėjai, gal dar kažkokią nori žinutę gerą, pozityvę pranešti, žinai, žmonėm, kad, kažkaip įmanoma geriau, smagiau, lengviau. Bet ir galvoju, dabar tų žinučių, čia dar aš galėčiau kalbėti daug tų žinučių, bet su kuria norėčiau pabaigti. Gal patęsim, jeigu reikės. Jo, matysim, kaip išklausytojai čia mus įvertins ir kaip jie norės to pratęsimo, bet tiesiog gal pagalvojau apie visą tą kelionę per tos 20 metų. Ta prasme, pagalvojau apie tą pradžią, kokia buvau, kai pasveikau, kai pradėjau dirbti vaistininke, kokia buvau tokia, jaučiausi tokia svarbi, reikšminga ir tokia, bet su savo stipria nuomonė. Ir buvau labai labai prieš tinklinim, bet kokį marketingą. Labai labai buvau nusistačiusi prieš. Ir tiesiog kategoriškai. Žinot, kai būna toks, kategoriška nuomonė, kuri galbūt nėra net pagrįsta, bet tiesiog tai yra principiniai dalykai. Ir sako, kuo remiantis, taip, net kuo remiantis gandais ir pletkais ir kitų galbūt prasta patirtim, ar ne, mano ta buvo susiformavusi nuomonė. Bet kai gyvenime atėjo krizė, mes nepalėtėm tos temos su mano sūnaus sveikata, kurį besilaukdama aš antrą kartą susirgau atvira tuberkuliozė. Tai tiesiog aš supratau, kad kartais tuo, ko netiki arba tiesiog prieš nusistatęs, kartais tyliai pabandyk. Nesisakyk, nesiskelb, bet tiesiog tyliai pabandyk ir kad niekas nesužinotų, ar ne. Tai vat man taip nutiko. Ir aš sulaukiau to poveikio, ko galbūt nesitikėjau.
Ir buvo tas kitas etapas, kad dabar apie tai pasakot, nes nepasakot aš negaliu, nes tiesiog yra šalia žmonių, kurie tokioj situacijai panašioje ir tu tiesiog negali nesidalinti. Neplanavau aš dirbti jokiam tinkliniam marketinge, tiesiog tai nutiko natūraliai. Ir šiandien iškeltą galvą einu ir dalinuosi ir visiems pasakoju, nes neturiu ko gėdytis. Ir sakau, žiūrėkit, ko man dabar jaustis nepatogiai, ar ne? Kodėl? Mane ant kojų pastatė maisto papildai, maistinės medžiagos. Mano sūnus šiandien dienai vaikšto ir yra puikios sveikatos. Maistinių medžiagų, papildų pagalba dėka. Pasikeitė visas požiūris į gyvenimą, išsiravėtos yra piktžolės iš galvos, viskas keitėsi kardinaliai. Tai tiesiog aš didžiuojuosi, kad šiandieną esu tinklinio marketingo atstovė. Aš su pasididžiavimu kaip didžiausią privalumą, kaip pliusą matau. Tai aš tiesiog visi, kas dar jaučiatės panašiai kaip aš pradžioj, nebijokite, jūs turite pilną teisę taip jaustis. Ir niekas niekada netrukdo ir nesako jums, kad jūs neturite teisės pabandyti. Dėkuoju. Iš karto sakau, už šitą reklamą nebuvo sumokėta. Tai čia taip įvyko tiesiog pasidalinimas. Ir kuo aš dar galėčiau būti naudingas, jeigu jūs turite savo istoriją, parašykit man Saulius Bagdonas Facebook'e. Tiesiog tęsiu savo 1000 istorijų, gal nelengva tą kelią, 260 plus istorijų, net esu pametęs tą skaičių, bet toj paskaičiuosim, kelinta tavo istorija buvo, po mūsų laivo viską surašysim, papildysim kažką, pridėsim visas nuorodas. Ir kviečiu sekti kanalą. Būsiu labai dėkingas, jeigu jūs parašysit man asmeniškai, norėdami pasidalinti kažkuo fainu, geru, nuostabiu. Jeigu turite idėjų, kaip tobulinti mūsų tokius susitikimus, tai irgi visą laiką lauksiu jūsų kritikos ir patarimų. Ir taip pat viena iš mano veiklų yra renginių vedimas. Jeigu kažkam reikia gero renginio, pozityvaus renginio, rašykite, viską jums padarys max. Tai labai labai dėkoju visiems, kas esate. Man atrodo, šitas susitikimas labai vertingas. Ta žinutė, kurią siuntitų, yra labai vertinga, tikrai nuostabu. Ir man atrodo, tikrai kažkam būtent po šito mūsų video, kažkam pagerės gyvenimas, tikrai. Ačiū visiems, ačiū, kas mane tau parekomendavo, ačiū Sauliau už nuostabius klausimus ir už tą mūsų pažintį, susitikimą ir būtinai kviečiu tave kavos. Ačiū, gerai. Ačiū, labai dėkoju, išgersim kavos dar geriau ir vienu žodžiu, einu ieškoti gerų. Būkime sveiki. Jo, einu dar enzimų išgersiu, kol buvau, išgeriau trečdalį butelį enzimų, dabar užsigazavęs metu svorį, pažiūrėsim, kiek nukris. Papildų baltymų tiek nesuvartoju, tikrai ir čia yra bėda. Tai ačiū labai, kad pasakei, tikrai čia reikia viską perkratyti. Va tiek visų yra. Dėkoju. Galėsiu tave asmeniškai pakonsultuoti. Priimsiu. Ačiū. Sudie. Iki.